Kas yra pasyvi agresija? Tavo akimis. Pasyvi agresija gali būti bet kas, gali būti toks sustingimas santykiuose, tiesiog nereaguoja į žmogaus šiltumą, tu reaguoja absoliučiai taip šaltai, ką jisai bedarytų. Irgi, man atrodo, Jo, forma pasyvios tokia. agresijos forma, taip, toksai neįsitraukimas arba, sakykime, elgesys, kuris sukelia kitam žmogui emocijas. Jo, aš sakyčiau, kad pasyvi agresija, tai nežinau, ar pritarsi ar ne, bet tai yra būdas priversti kitą žmogų jausti mūsų pyktį. Turbūt taip. Nes tai yra gal toks kraštutinis komunikavimo būdas, jeigu vietoj to, kad atvirai bandyčiau pasakyti jam kitam žmogui, kol dar juo pasitikiu, bet čia kraštutinė priemonė, kai jau nebegaliu pasakyti dėl kažko tai, arba esu tiek įskaudintas, kad begaliu tik tai užsidaryti, nes teoriškai aš turiu tą teisę užsidaryti. Bet praktiškai tai yra vėlgi, tai yra agresyvus veiksmas, tas užsidarimas.